Tai čia matome vyksta kūrybinis procesas. Usiukus pieš. Štai čia turėjo būti šampano dėžė su bantu. Bet mes nebūtume mes, dėl to čia gavosi kiškis. Pikts kiškis su randu. Čia randas, atsargiai, neįspjaukit. Randas. Randas irgi turi akis. Čia ausis. Tokas žaiškiai. Net nepanašu. Kam turim? Transformeris. Čia jo nosis. Optimus Prime. Ir štai mes turime kiškį. Where is my fucking keys? I have keys. Fucking die. Kiškis. Taigi pastatyk kiškį ir klijuojame rankas. Butelį klijuosime prie rankos. Galim klijuot. Ir štai mūsų kiškis atsisėdo. Tik rankoje truputį nutirpus vieną. Jei pohai. Kuti. Rankos. Mūsų šios dienos rėmėjai. Tualetinis popierius. Zeba. Plus 5-2. Ir štai darysime ranką. Ranką labiau apšviestame. Tai perlenkiam. Palaukite, aš padarysiu. Tai va. Tęsim. Perlenkiam pusiau dvigubą Zeva plus Softis 2x3 14. Perlenkiame dar kartą. Ir tokia rankytė mums tiks. Ar bus stambi ranka? Ar plonikė rankytė? Kaip jūs manote? Plonikė, sakyčiau. Gerai, plonikė. Taigi dabar ruošiamės priklijuoti, priauginti kiškiui ranką. Mums reikės pigiausios izoliacijos, kokią tai galite rasti Moki Vogi. Taigi ranka maždaug dantų lygyje. Ir... Taip, mes ją priklijavome. Smykite. Get surgery. Nenoriu sužeisti jam galvos. Viena ranka jau vietoje. Kita ranka jis galbūt laikys butelį. Gerai, taigi mums reikės kokio nors neaiškaus butelio, kurį pritvirtinsime prie... Ir po to ranką pritvirtinsime, taip. Jo, jūs visiškai teisus. Taigi, butelys pečių plotyje ir švelniai atsargiai. Dabar galime, manyčiau, padėkite lipniai juostą ir klijuokite jo ranką. Palaukite. Reikia įtvirtinti butelį, nes prie butelio tvirtinsis ir ranka. Taigi, ir smeikite jam į nugarą, į paširdžius. Taip, ranką darykite va taip, kad, sakyčiau, manau. Gerai, taigi mums reikės daugiau Zeva Softis plus 2x2 4. Taip, perlenkime pusiau. Dar pusiau, o ne į tą pusę. Čia yra šiurkščioji tualetinio popieriaus pusė. O kiškio rankos yra švelnios. Jeigu darytumėte mešką, ežį ar dar kokį nors gyvūną, jums tiktų švitrinis popierius, švitrigailos alus ar dar kas nors panašaus. Taigi, matome, kad kiškis turi būti apsikabinęs ranką, todėl dėkite pirštą čia, Donatai. Dedu. O, taip, jūs padėjote pirštą. Taip. Palaukit. Mums reikia išlyginti. Viską darome labai nesklandžiai šį vakarą, nes dar netidarėme nei vieno butelio alaus. Atidarėme rytą. Taigi viskas pradėjo iškart eiti sklandžiau, kai sužinojau, jog šiandien pasirodo ragavome alų. Taigi, Donatai, pridėkite 2 pirštus ir taip labai atsakingas momentas. Paleidau, atsiprašau. Nieko būna, nekad norite, o kad reikia. Ir štai mūsų kiškis, zuikis, triušis, ružavsnukis bus baigtas. Pagaliau baigė savo gamybos procesą ir smeikite jiem
tarpu. Taip, taip ir štai. Ir štai mes turime kiškį. Truputį be manikiūro, bet viskas bus laiku. Ačiū už dėmesį, buvo atidaryta tavo komandos su jumis.